Lietuvoje yra daugybė apleistų vietų, kurios traukia išskirtinių nuotykių ieškotojus. Tai gali būti apleistas bendrabutis, bunkeris, mokykla ar kitas panašus objektas. Dažnai tokios vietos būna apipintos pasakojimais apie vaiduoklius. Galbūt išgirdę istoriją apie matomas dvasias iškart įsivaizduojate apleistą namą arba kokį seną dvarą. Tačiau šiandien nusprendžiau jums papasakoti apie netoli Mažeikių esantį tiltą Vaiduoklį, kuris garsėja savo paslaptimis ir istorijomis apie vaiduoklius. Tai visgi, kodėl šis tiltas ir du jo sarginiai bokštai taip traukia nuotykių ieškotojus? Ar iš tiesų čia galima išvysti paranormalius reiškinius? Tiltas nuo 2007 metų yra nekilnojamoji kultūros vertybė. Kažkada vietoj geležinio tilto čia stovėjo medinis tiltas, kuris 1915 metais per karą buvo susprogdintas. Nors 1918 buvo Pirmojo pasaulinio karo pabaiga, vokiečiai vis tiek tiltą pabaigė statyti, kadangi jie dar tikėjosi čia būti ir stiprino pafrontę. Antrojo pasaulinio karo metu tiltas buvo labai stipriai saugomas. Jo strateginė svarba buvo itin didelė. Nors ir vyko itin intensyvūs mūšiai, tiltas stipriai nenukentėjo. Abiejose krantuose stovintis mūriniai bokštai su šaudymo angomis vis dar likę išvarpyti kulkų skylių. Čia tarsi laikas būtų sustojęs. Ši vieta turi dar vieną paslaptį. Vietiniai kalba, kad abu bokštai gali būti sujungti požeminiais tuneliais, po žeme ir po upe. Tačiau jokių patvirtinančių dokumentų nėra išlikę. Nebuvo atlikta jokių kasinėjimų. Tunelių versija yra labai tikėtina, nes šis objektas buvo labai strategiškai svarbus. Įmanoma, kad buvo įrengtos slėptuvės. Taipogi yra kalbama, kad šalia tilto buvo sušaudyti keli tūkstančiai žmonių. Tačiau, kas buvo tie žmonės, nežinoma. Galbūt dėl čia vykusių mūšių ir žudynių žmonės tiki, kad čia vaidenasi. Kalbama, kad vakarais čia galima išvysti kareivių dvasias, išgirsti šūvių garsus. Man ir pačiam teko girdėti žmonių pasakojimus apie sutemus čia matomus žmonių siluetus. Nors čia lankiausi nemažai kartų, kažko panašaus nemačiau. Po vidurnakčio čia apsilankyti išdrįsau 2 kartus. Tikėjausi kažką neįprasto pamatyti ir užfiksuoti. Apie šią savo patirtį pasakojau ankstesniam savo video apie paranormalius reiškinius Lietuvoje. Visgi, apsilankius čia, geriausias vaizdas atsiveria užlipus ant šalia pastatyto naujojo tilto. Teko girdėti, kad ant šio naujojo tilto kažkas pasirinko pasitraukti iš gyvenimo. Ne vieną kartą čia teko pastebėti ir žuvusius katinus, kuriuos toks jausmas čia kažkas traukia. Mane asmeniškai labiausiai dominanti šios vietos paslaptis, ar iš tikrųjų čia egzistuoja tuneliai. Aišku, ir iš karto įsijungia fantazija, kokių radinių būtų galima rasti. Galbūt tuneliuose būtų ginklų ar žmonių skeletų. Jeigu jūs esate nuotykių ieškotojas ar šiaip žmogus, kuriam patinka senienos, tada jūs privalote pamatyti gyvai šią vietą. Aišku, per daug nesitikėkite pamatyti kažką neįprasto ir paranormalaus, nors galbūt jums pasiseks kaip ir kitiems. Tačiau jeigu bijote ir esate silpnų nervų, sutemus čia geriau nekelkit kojos ir ypač po vidurnakčio. O aš šią šaltą žiemos dieną vėl tiltą aplankiau. Bevaikščiodamas pagalvojau, gaila, kad nėra sniego, nes tada man primintų vieną siaubo filmą apie nacius zombius. Operacija. Toks buvo čia dislokuotų pajėgų pavadinimas. Priešingai nei daugumoje vietų, kur vokiečiai sutarė su vietiniais, čia to nebuvo. Vadovaujami pulkininko Hercogo, jie vietinių gyvenimą pavertė tikrų pragarų. Na aišku, zombių aš čia nesutiksiu, nebent tokių pat nuotykių ieškotojų. Bevaikštant kilo mintis ir vėl įlipti į vieną iš bokštų. Nors tai truputį sudėtinga, bet tiek to. Labai panašu, kad sienose kažkas bandė kažko ieškoti.
Turtai ir šlovė, vaikeli. Turtai ir šlovė. Čia matosi, kažkas bandė užlipti, bet aš nebandysiu taip rizikuoti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.